Giliai įkvėpkim ir iškvėpkim. Dar kartą giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Iškvėpuokite tolygiai ir kiekvieno iškvėpimo metu pajauskite, kaip plaka jūsų širdis. Atraskite jumyse širdies dūžius ir su kiekvienu įkvėpimu įkvėpiame tyrą kalnų orą. Dar kartą įkvėpiame ir iškvėpiame. Dar kartą įkvėpiame ir iškvėpiame. Įkvėpkite tiek kartų, kiek jaučiate, kad jums reikia. Iškvėpuokite tai, ko jums nereikia. Iškvėpiame visą negatyvą, iškvėpiame visas dienos problemas. Dar kartą įkvėpiame kalnų orą ir iškvėpiame tai, ko mums nereikia. Mes tiesiog atsisakome negatyvių energijų. Dar kartą įkvėpiame ir iškvėpiame per kojų pirštų galiukus. Įkvėpiam ir tą orą mes paleidžiame savyje kaip kamuolį ir jis keliauja per kiekvieną mūsų nugaros slankstelį. Dar kartą įkvėpiame ir tuo oru užpildome kiekvieną mūsų stuburo slankstelį. Dar kartą įkvėpiame ir iškvėpiame per kojų pirštų galiukus. Išleidžiame tą energiją. Įeiname į savo šviesos būseną ir keliaujame tolygiai per šviesą. Mes esame ten, kur turime būti. Mes esame kartu su šviesos vedliais. Mūsų šviesos vedliai mus paima už rankų ir yra pasiruošę mus vesti tolygiai ten, kur mums reikia. Įsivaizduokite, kad jūs esate dykumoje. Jūsų kojos liečia smėlį, o jūsų dvasiniai vedliai jūs susitinka. Veda jūs už rankų ir dykumoje jūs esate saugus. Jūs visas savo problemas praleidžiate tarsi smiltis per pirštų galiukus į smėlį ir visa tai pranyksta. Jūs jaučiate, kaip jūsų širdies dūžiai yra kartu su jumis. Jūsų širdis plaka tolygiai. Jūs esate saugus, o jūsų protas yra visiškai nurimęs. Jūs atsisakote visų pašalinių minčių. Jūs nereaguojate į tai, kas vyksta aplink jūs, nes šiandien dabar jūs esate šioje akimirkoje, kad jūs galėtumėte susitikti su savo vidiniu aš. Įsivaizduokite, kad jūs tampate sūkurys.
Jūs pakylate ir atsispiriate nuo smėlio. Ir jūsų visas bioenergetinis kūnas prisipildo vandeniu. Jūs tampate tarsi lašelis. Ir sūkurys jūs apvyja tarsi voratinkliu ir įsupa į tokį didžiulį kokoną, kad tas saugumo jausmas jūs galėtų lydėti visą šią kelionę. Vanduo pildosi ir kiekvienas jūsų slankstelis yra pripildytas šviesos. Kiekviena molekulė jūsų kūne atsinaujina. Ir jūs dėkojate savo kūnui. Jūs dėkojate už tai, kad jis kiekvieną dieną jums tarnauja. Jūs esate begalinėme dėkingume už tai, kad jūsų siela pasirinko šį skafandrą būti šioje kelionėje. Jūs dėkojate savo kūnui nuoširdžiai ir su didžiulė šypsena. Pasakote ačiū už tai, kad jis yra sveikas dabar. Jūsų kūnas yra sveikas dabar. Jūsų kūne viskas atsinaujina. Jūsų kūne kiekviena ląstelė įeina į prigimtinę fazę. Jūsų kaulai yra sveiki ir tvirti. Jūsų kraujas atsinaujina ir prisipildo viskuo, kas buvo prigimtinėje pirmoje gimimo stadijoje. Jūs einate į pirmąją fazę. Ir jūs dėkojate, kad esate ten, kur turite būti. Jeigu jūs turėjote nesklandumų su savo fiziniu kūnu, padėkojate už tas pamokas, kurias jūs praėjote. Jūs esate begalinėje meilėje su savimi. Jūs esate begalinėme dėkingume dėl to, kad jūs turėjote prigimtinę teisę ateiti čia, būtent šiuo laikotarpiu, kuriame esate. Jūs dėkojate sau ir savo vedliams, kad jūs einate teisingu keliu. Ir jūs matote, kaip jūsų kelias išsitiesina angelų sargų pagalba. O dabar paleiskite save eiti tuo keliu. Ir matykite, kaip einant pradeda augti medžiai. Medžiai skleidžiasi ir žaliuoja. Jie yra be galo dideli, didingi ir galingi. Jūs keliaujate toliau ir ištiesiate rankas į viršų. Ir per pirštų galiukus ir per savo karūninę čakrą atvirai įleidžiate medžių stiprybės energiją. Išjauskite, kaip viskas į jūs įteka. Išjauskite, kaip viskas pasisavina. Ir jūs vėl esate begalinėme dėkingume su savimi. Jūs einate toliau ir leidžiate sau susitikti
su savo mama ir tėčiu. Išjauskite, kaip mama ir tėtis jūs apkabina. Ir jūs vėl esate begalinėme dėkingume ir meilėje. Mama ir tėtis jūs glaudžia prie savo krūtinės ir jūs girdite, kaip jų širdis plaka tuo pačiu ritmu, kaip ir jūsų. Ir dabar jūsų širdis prisipildo meilės energiją. Jūs išliekate ramūs ir padėkojate už tai, kad jūs gimėte. Jūs padėkojate už tai, ką jūs turite. Ir tada jūs paleidžiate juos. Jūsų kelionė tęsiasi į priekį. Jūs dėkojate dabar jau savo proseneliam. Jūs susitinkate su jais. Ir jūsų proseneliai dovanoja jums šviesos žvaigždelę. Žvaigždė tai šviesos energija, tai protėvių energija, kurią jūs įsidedate į savo atvirą ir meilę pripildytą širdį. Jūs save pripildote protėvių energiją ir jūs vėl esate begalinėme dėkingume. Jūs leidžiate sau keliauti toliau. Ir jūs prieinate tiltą. Baltas tiltas atsiveria jums, spinduliuoja. Ir kai jūs praeisite tiltą, atsigręžkite ir pamatykite, kaip už jūsų nugaros pasilieka visi rūpesčiai, visos bėdos, nesklandumai, netektys, ašaros, išgyvenimai, skauduliai. Jūs atsisveikinate ir tiesiog juos paleidžiate su begaliniu dėkingumu, nes tai buvo jūsų asmeninės pamokos ir patirtis. Jūs padėkojate ir keliaujate toliau. Jūs matote didžiulį žiedą ir įžengiate į jo vidurį. Žiedas, jis spindi. Atsisėskite žiedo viduryje. Išjauskite, kaip jūsų kojos pagauna motinos gajos, žemės deivės, dūžius. Jie susijungia su jūsų širdies dūžiais ir jūs esate viename ritme. Virš jūsų atsiveria visatos skliautas. Ir dabar jūs galite paprašyti savo visus bioenergetinius kūnus pakilti į viršų. Tiesiog duodate jiems leidimą kilti.
Dabar jūs esate tame sluoksnyje, kur yra viskas, ko jums reikia. Ištieskite delnus ir matykite, kaip per jūsų delnus, jūsų visus bioenergetinius kūnus įteka visatos dovanos. Jūs gaunate pinigus, jūs gaunate tiek pinigų, kiek jums reikia. Ir jūs visatai dėkojate už tai, ką jinai jums duoda. Jums viskas priklauso pagal jūsų prigimtinę teisę. Dėkokite visatai už gausą, kuri ateina į jūs. Dėkokite už naujas mintis ir idėjas. Padėkokite už naujus darbus ir naujus atradimus. Padėkokite už tai, ką jūs norite iš visatos pasiimti. Pabūkite tame momente ir išjauskite, ko jums labiausiai reikia. Išjauskite ir būtinai padėkokite. Jumise yra visa ramybė, kurios jums reikia. Leiskite visiems savo bioenergetiniam kūnam grįžti į save. Ir jūs jaučiate, kaip jūs nusileidžiate. Jūs jaučiate, kaip jūsų kūnas prisipildo visais bioenergetiniais kūnais. Jūs esate tobuloje pievoje. Tai yra rojaus kampelis, kuriame šiuo metu jums leidžiama būti šioje meditacijos kelionėje. Ir dabar leiskite sau susitikti su jūsų dvasiniais giduoliais. Matykite, kaip jie ateina. Matykite, kokie jie yra aukšti. Matykite giduolius, kaip jie šviečia, kokie yra jų judesiai ir kaip jie ateina pas jus. Ir dabar leiskite jiems gydyti tas vietas, kurios pas jus yra pažeistos. Aš ateinu pas jus ir padedu šiame gydymo procese.
Mes esame kartu gydymo pievoje. Leiskite gyduoliams jūs apkabinti. Nuoširdžiai padėkokite. Pasakykite savo: aš esu sveikas. Aš esu mylimiausias šios visatos vaikas. Manyje teka gyvybinė energija. Dėkoju už visas pamokas, kurias jau praėjau. Aš nutraukiu visus saitus su tuo, kas jau mano gyvenime nebeegzistuoja. Visa gyvybinė energija priklauso man. Visi visatos užtarnauti energetiniai pinigai priklauso man. Aš juos priimu ir dėkoju. Mintimis prisiliečiu prie jūsų kiekvieno. Būtent prisiliečiu prie to taško, kuris sukelia jums skausmą. Tai gali būti fizinis arba dvasinis skausmas. Ir mes jį paleidžiame. Jis nuteka į upės kanalą. Tai jau nebe jūsų. Motina Gaja, Deivė Gaja priima ir anuliuoja. Leiskite savo viduje jausti balansą. Jūs esate ramus ir sveikas. Tai, apie ką jūs visada galvojate, pildosi jau dabar. Jūs anuliuojate visą kontrolę ir visą kontrolę paleidžiate iš savo gyvenimo. Jūs pasitikite visatos aukštesniuoju planu. Dėkoju, dėkoju, dėkoju. Jumise yra šviesa, o aplink jūs yra šviesos kokonas. Kai jums reikės ramybės oazės, grįžkite į šį momentą. O dabar leiskite savo palikti meditacinę būseną. Kai jūs būsite pasiruošę sugrįžti, jūs tiesiog sugrįžtate į čia ir dabar. Jūsų kūnas bunda ir jūsų protas bunda.
Kai būsite pasiruošę, tiesiog sugrįžkite į save. Kai būsite pasiruošę, grįžkite į save. Dėkoju